Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas su dar viena pamokėle ir šį kartą aš jums parodysiu, kaip reikia sudėti Rubiko kubiką. Taigi šią pamokėlę aš planavau padaryti labai seniai, bet tik dabar prisiruošiau. Na ir ką aš naudosiu, tai aš naudosiu štai šį 7 žingsnių Rubiko kubiką. Į šį manualą, čia jisai yra angliškai, nuorodą aš paliksiu žemiau šio video. Taigi šiuo atveju mes išspręsime Rubiko kubiką 7 žingsniais. Aš turiu pasiruošęs šiokių tokių kortelių su kiekvienu žingsniu ir kaip reikia sukioti Rubiko kubiką kiekviename žingsnyje. Taigi pradžiai paimkime kurią nors vieną iš tų kortelių. Ir matome, čia yra parašyta VDVIDI ir neaišku, kas čia yra. Taigi trumpas paaiškinimas. Mes turime Rubiko kubiką ir mes turime viršų, dešinį šoną, kairį šoną, galas, priekis ir apačia. Taigi mes galo praktiškai niekada ir nesukiosime. Daugiausia sukiosime dešinį, viršų, priekį, kairį šiek tiek, na ir apačią. Laikykite Rubiko kubą štai taip kampu. Tada lengviau matysis visos priekinės kraštinės. Taigi turime viršų, dešinį šoną, kairį šoną, priekį, galą ir apačią. Rubiko kubiko veikimo principas yra toks, kad štai šie centriniai taškai, jie niekada nesikeičia. Taigi Rubiko kubiką galima sukioti kaip norite. Ir štai matome, kad centrai visą laiką išlieka kur ir buvę. Taigi jums belieka išspręsti viską, kas aplinkui. Taigi, pirmas žingsnis mūsų būtų, tai reikia surinkti viršutinį kryžių ir matome porą šoninių eilučių. Taigi, ką mums daryti, tai aš naudosiu tą patį žalią. Per daug išsisprendė automatiškai. Taigi aš naudosiu tą patį žalią. Taigi šis viršutinis kryžius ir 2 šoninės spalvos. Turėtumėte patys maždaug išsiaiškinti, kaip šitą visą padaryti, nes tai tikrai nėra sudėtinga. Pavyzdžiui, dabar aš turiu tik tai vieną viršutinį ir pasižiūrėkime, kur kitas yra. Štai čia šone, taigi ką mums palieka tik tai atsukti į viršų. Turime vieną spalvą, dabar matome kitą žalę čia, atsukame čia, turime jau 2 spalvas, šį kampą galima kol kas ignoruoti, taigi kur kita spalva, matome čia, atsukame čia, jau turime praktiškai visą kryžių, reikia susirasti mums paskutinę žalią spalvą, kur jinai yra, štai čia, taigi mes nenorime, jeigu pasuksime, matome, pakeisime šią spalvą čia, taigi mes to nenorime daryti, taigi apsukame visą viršų ir dabar sukame dešinį ir matome, jau turime kryžių, taigi tikrai labai paprasta, šį kryžių išspręsti gali bet kas ir be jokio manualo. Ir kai turime kryžių, reikia mums išspręsti štai čia šoninius tuos po 2 langelius šoninius, kad spalvos sutaptų. Dažniausia 2 spalvos jau sutaps, taigi mums reikia tik tai šiek tiek pasukinėti tą kubą ir pažiūrėti, kada sutaps tos spalvos. Taigi matome, turime rausvą ir turime oranžinę sutapusią, arba jeigu dar pasuksime kartą, arba 2, sutaps mėlyna ir balta. Taigi mums reikia tik tai sukeisti šiuos kubelius vietomis. Taigi ką mums reikia daryti, tai apsukame viską aukštyn kojom. Ir dabar matome, mums reikia, kad šis atsidurtų štai šitame kampe. Taigi apsukame viską į kitą šoną ir matome, jie atsidūrė vienas virš kito ir matome, patys šitie 2 jau išsisprendė, taigi tik tai belieka mums apsukti viską vėl aukštyn kojom. Taigi šitas išspręsta, šitas išspręsta, šitas išspręsta. Viršutinio kryžiaus nebeturime, bet tai greitai ištaisysime, nes štai čia pačioje viską nusukame į kitą pusę ir matome, šie oranžiniai išsisprendė. Ir dabar jeigu apsuksime į viršų, matome, kad jau išsprendėme gan nemažai kubiko. Turime viršutinį kryžių ir turime po 2 laukelius kiekvienos kraštiniais. Na ką, sekantis būtų štai toks sprendimo
būdas, žingsnis, mums reikia sudėlioti visus kampus į savo vietas. Taigi, dažniausiai mes tą kampą turėsime kažkur apačioje ir mums reikia jį nusikabenti tuos kampus, kur mums reikia. Ir matome, kad mums kampo reikia, kad jisai būtų apačioje, štai čia kažkur. Ir tada mes jį galime laisvai perkelti į viršų. Taigi, pažiūrėkime, ar ką nors turime, nieko neturime. Kadangi nieko neturime, tai galime parakšti, štai čia matome yra žalias, taigi pasukame žemyn, išsukame jį iš šios pozicijos. Na ir tada sugrąžiname, kad liktų mūsų kryžius ir visi šonai ten, kur buvę. Ir dabar matome, turime štai žalią, jisai turi būti viršuje, žalias viršuje ir geltonas čia, taigi šis kubelis yra geroje pozicijoje. Ir tada galime pabandyti išspręsti. Taigi dešinys invertuotas, apačia invertuota, tada dešinys normalus, apačia normali. Ir matome, šis kampas atsidūrė ten, kur ir reikia. Ir belieka tą patį padaryti su visais kitais šonais. Taigi, matome, šitas nėra geroje pozicijoje, taigi jį tiesiog išsukame, kad iš čia nebebūtų, į apačią, apačia invertuota ir atgal. Ir dabar mums reikia, štai matome, turime vieną, šį dabar galime nusisukti ten, kur jo pozicija, taigi turime geltoną ir mėlyną. Taigi pasižiūrėkime, kur turime geltoną ir mėlyną šonus. Taigi turime mėlyną ir oranžinį. Atsiprašau. Ir dabar galime tiesiog kartoti tą patį žingsnį. Taigi dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Dar jisai neatsidūrė savo pozicijoje, taigi dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Ir tęsime tol, kol jisai atsidūrs ten, kur reikia. Taigi dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Ir matome, jis atsidūrė ten, kur reikia, bet ne šios dvi spalvos, ne ten, kai ne tokioje pusėje. Taigi toliau tęsime. Dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia, dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Ir matome, kad šis kubelis dabar atsidūrė ten, kur ir reikia. Taigi belieka tą patį padaryti su kitomis kraštinėmis. Taigi turime žalią, mėlyną ir rausvą. Taigi jisai ten, kur ir turėtų būti. Taigi dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Ir vis dar negerai. Dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Dešinys invertuotas, apačia invertuota. Ir tęsime tol, kol šis kubelis atsidurs ten, kur reikia. Taigi matome, jis atsidūrė ten, kur reikia. Na ir mums beliko išspręsti tik tai vieną kampą dabar. Taigi turime šį kampą. Žalias, taigi žalia pastatome šį kubelį ten, kur reikia, mums reikia jį iš čia perkelti į čia, kad žalia būtų viršuje. Taigi tas pats algoritmas, dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys apačia. Ir matome, jis atsidūrė ten, kur reikia. Tai sekantis žingsnis, tai apverčiame savo Rubiko kubiką aukštyn kojomis ir mums reikia išspręsti likusį vidurinę juostą štai šią. Taigi matome, vieną netgi jau atsidūrė ten, kur reikia. Taigi mums reikia perkelti likusius, išspręsti 3 kampus štai čia. Žinoma, viršus bus geltonas, nes matome, centrinis taškas yra geltonas. Taigi matome, šitas kampas turės būti kažkur tarp geltonų, tarp ružavo ir balto. Taigi ružavas baltas, matome, ir iš čia mums reikia perkelti į čia. Ir algoritmas tai padaryti yra, pažiūrėkime savo korteles. Galų gale mes po šio žingsnio, po trečio žingsnio norime pabaigti su 2/3 išspręsto kubiko. Ir kaip mums tai padaryti, tai reikia sutapatinti štai šį šoninį kubelį
kad jį būtų galima perkelti į čia arba atvirkščiai. Arba iš kito šono, taigi arba sutapatinti šią liniją ir tada šį kubelį perkelti iš čia į čia. Ir taip išspręsime 2/3 kubiko. Ir pats algoritmas tai štai toks. Taigi viršus dešinė, viršus invertuotas, dešinė invertuota, viršus invertuotas, priekis invertuotas, viršus priekis. Kai reikia perkelti iš kairės pusės į dešinę arba kai iš dešinės į kairę, tiksliau iš dešinės į centrą arba iš kairės į centrą, naudosime šios du algoritmus. Ir galų gale turime pabaigti su 2/3 išspręsto kubiko. Taigi, pabandykime. Kągi, mes turime štai šį puikus pavyzdys, štai šį kubelį ir mums reikia jį perkelti iš kairės, štai čia centrinį vidurį. Ir tas algoritmas yra štai šis. Taigi, viršus, dešinė, viršus invertuotas, dešinė invertuota, viršus invertuotas, priekis invertuotas, viršus ir priekis. Ir matome, šis kubelis atsidūrė ten, kur reikia. Taigi tą patį belieka padaryti su likusiais. Taigi matome, šis jau yra ten, kur reikia. Taigi dabar iš šio šono keliame į kitą. Šiek tiek priešingai, bet taip pat nesudėtinga. Tiesiog sekame šį kitą apatinį algoritmą. Taigi viršus invertuotas, priekis invertuotas, viršus, priekis, viršus, dešinė, viršus invertuotas, dešinė invertuota. Va. Šiek tiek netai pasukau kažką, bet žodžiu, atsisuko gerai. Na ir liko paskutinis išspręsti, taigi mums reikia dabar mėlyno ir ružavo laukelio, taigi kur tas mėlynas ir ružavas. Matome mėlynas ružavas, taigi atsisukame štai čia ir dabar jį reikia mums perkelti iš čia į čia, taigi sekame tą patį algoritmą. Viršus invertuotas, priekis invertuotas, viršus, priekis, viršus, dešinė, viršus invertuotas, dešinė invertuota. Ta prasme, dešinė invertuota. Ta prasme, dešinė invertuota. Ir matome, šis kubelis atsidūrė ten, kur reikia. Taigi turėsite priprasti. Aš dar nesu pilnai pripratęs, nes labai lengva sumaišyti, kur yra normali dešinė, taigi dešinė pagal laikrodžio rodyklę ir dešinė prieš laikrodžio rodyklę. Taigi normali dešinė pagal, invertuota dešinė prieš. Taigi nesuklyskite, nes jeigu suklysite, tai viskas išsimaišys ir bus labai sunku viską atgal atstatyti. Na ką, ir dabar matome šiek tiek per lengvai čia mums gausi, nes jau turime viršutinį kryžių surinktą, o mūsų buvo kitas žingsnis išspręsti šį viršutinį kryžių. Ir algoritmas išspręsti yra štai toks, tą viršutinį kryžių. Taigi pabandykime mes jį šiek tiek sugadinti ir tada aš jį išspręsiu iš naujo. Taigi ketvirtas žingsnis būtų štai toks. Taigi priekis, dešinė, viršus, dešinė invertuota, viršus invertuotas, priekis invertuotas. Na ir ką, dabar matome, kad jį šiek tiek sugadinome tą kryžių, bet vienokio ar kitokio atveju mums dažniausiai jį reikės išspręsti ir yra štai tokie 3 scenarijai. Jūs visą laiką galėsite tiesiog atsukite Rubiko kubiką, kad būtų vienas iš šių 3 scenarijų ketvirtame žingsnėje. Taigi arba būna 2 kubeliai iš šonų ir centras, arba būna štai ta V raidė, trikampukas viršuje ir 2 kubeliai iš šonų, arba linija ir priekyje 1 kubelis išspręstas. Ir mums reikia pabaigti su kryžiumi viršuje. Taigi mūsų atveju turime štai šį vidurinį pavyzdį, kur yra tas trikampis viršuje ir 2 kubeliai
štai čia šonuose. Ir mums reikia sekti tą patį algoritmą. Taigi priekis, dešinė viršus, dešinė invertuota, viršus invertuotas, priekis invertuotas. Ir matome, gavome liniją ir vieną kubelį štai čia. Visa kita lieka viskas savo vietose. Ir taigi, dar kartą atliekame tą patį veiksmą. Priekis, dešinė viršus, dešinė invertuota, viršus invertuotas, priekis invertuotas. Ir mes dabar turime viršuje kryžių. Sekantis žingsnis. Mums reikia išspręsti, kad būtų kryžius ir sutaptų štai šis kubelis su spalva. Taigi norime išspręsti ne tik kryžių, bet ir štai šį vidurinį kubelį šoniniais kraštiniais. Taigi matome, du jau yra sutapę automatiškai. Taigi mums reikia tiesiog šį kubelį peršokti per šį. Nes, tarkime, jeigu aš jį pasuksiu taip, mums reikia peršokti iš čia į čia. Ir tada bus visos keturios kraštinės ten, kur jos ir turi būti. Taigi, kaip tai padaryti? Matome 5 žingsnis. Štai šis algoritmas. Čia angliškas. Ir dabar matome, kad šitas kairėje pusėje apačioje, jisai lieka visą laiką savo pusėje. Ir atlikus šį algoritmą 3 viršutiniai kubeliai, jie peršoks po vieną poziciją į priekį. Taigi mes to ir norime, kad štai šis kubelis peršoktų į čia. Taigi šis peršoks į čia, šis į čia, šis į čia. Šitas visą laiką liks savo vietoje. Taigi, kad būtų labai aiškiau šiek tiek, šį paliekame ten, kur reikia. Ir mes norime šį perkelti į šitą pusę, nes čia turime tą rūžavą spalvą. Ir kadangi šitas peršoks į čia, o šitas į čia, visos kitos spalvos bus taip, kaip reikia. Taigi, pabandykime atlikti tą algoritmą. Taigi, kryžius ir šonai. Ir mums kampai kol kas nerūpi. Taigi, ką mums reikia, tai dešinys, viršus, dešinys invertuotas, viršus, dešinys, viršus, viršus, dešinys invertuotas. Ir dabar matome, nieko nesigavo, bet neskubėkite, mums tiesiog reikia viską pasukti štai taip. Ir matome, šis kubelis sutampa, šis sutampa, šios dvi linijos vis dar nesutampa, taigi kažką netai padarėme. Tikriausia netaip laikiau kubiką. Kągi. Dabar laikome būtinai taip, kaip reikia, taigi mes norime, kad šis peršoktų į čia. Ir bandome dar kartą. Taigi dešinys, viršus, dešinys invertuotas, viršus, dešinys pagal laikrodžio rodiklę, viršus, viršus pagal ir dešinys invertuotas. Ir tada tiesiog atsukame taip, kad viskas sutaptų. Ir matome visos kraštinės, viršutinis kryžius ir visos kraštinės sutampa. Ir netgi vienas kampas jau išsisprendė. Taigi, sekantis žingsnis. 6 žingsnis. Būtų sudėlioti kampus ten, kur jie ir turi būti. Matome, šis kampas ne čia, šis ne čia ir šis kampas ne čia. Nes neturime nei vienos mėlynos kraštinės, turime geltoną, bet rūžava ir mėlyna šios kraštinės yra ne čia. Taigi, ką mums reikia daryti, tai sekantis algoritmas. Ir panašiai kaip prieš tai, visi 3 kampai jie suksis, bet šis priekinis kampas liks savo vietoje. Taigi šie 3 kampai šokinės viens per kitą, tiksliau viens paskui kitą, bet šis kampinis liks savo vietoje. Taigi mums reikia dabar strategiškai surasti poziciją, kaip mes norime laikyti savo kubiką. Tikriausiai štai taip, nes šis kampas jau yra išspręstas. Ir tada tiesiog atlikti algoritmą. Taigi algoritmas yra viršus, dešinė, viršus invertuotas,
kairė pusė invertuota, viršus, dešinė invertuota, viršus invertuotas ir kairė normali. Na ir dabar matome, kad vis dar mūsų spalvos ne ten, kur jos turėtų būti. Taigi bandome dar kartą. Viršus, dešinė, viršus invertuotas, kairė invertuota, viršus, dešinė invertuota, viršus invertuotas ir kairė. Ir matome, kad mums automatiškai išsisprendė dar vienas kampas ir liko neišsisprendę tik tai 2 kampai. Bet jie yra ten, kur turėtų būti. Taigi baltas, baltas, geltonas, geltonas, oranžinis, oranžinis. Ir šitas taip pat ten. Taigi mes paimame kubiką, tokią eilę. Taigi pirmą šitą išspręsime, po to šitą, po to šitą, po to šitą, jeigu nebūtų, jie išsisprendę automatiškai. Ir taigi, pirmą spręsime šitą, po to šitą. Ir 7 žingsnis yra štai toks. Mums tiesiog reikia šį kubelį apversti į šoną. Ir mes naudojame tą patį algoritmą, kaip ir pačioje pradžioje. Taigi, dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys, apačia. Matome, viskas išsimaišė, bet nepanikuokite. Ir toliau šį algoritmą reikia atlikti 2 arba 4 kartus. Taigi dar kartą bandome. Dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys, apačia. Ir matome, šis išsisprendė, bet visa kita išsimaišė. Taigi nepanikuokite. Mes tiesiog atsukame šį viršutinį kubelį, nes mes jį norime išspręsti ir atliekame tą patį algoritmą. Taigi dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys, apačia. Dešinys invertuotas, apačia invertuota, dešinys, apačia. Toliau tęsime, kol jis išsispręs šis kubikas. Ir magija įvyko, taigi mums belieka dabar susukinėti kubiką, kad tas varžtinės sutaptų. Taigi, viskas. Sveikinu išsprendus jūsų pirmą Rubiko kubiką. Visas šias korteles ir žingsnius šiek tiek sulietuvintus paliksiu šio video aprašyme. Labai trumpai, ką jums reikia žinoti, tai kraštinės ir kada sukti pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę. Taigi, kai būna normali dešinė, taigi sukame pagal į dešinę, kai būna dešinė į, dešinė invertuota prieš laikrodžio rodyklę. Na ir tiesiog sekite šios žingsnius. Iš pirmo karto gali ir neišsispręsti viskas, nes ką nors, tarkime, jeigu vietoje normalaus dešinio pasuksite invertuotą dešinį, jūs šiek tiek viską išmaišysite ir kubikas neišsispręs, bet tiesiog viską vėl išmaišykite ir pradėkite iš naujo. Ir galų gale šis kubikas jums būtinai išsispręs. Taigi, su jumis buvo Vytautas, sėkmės sprendžiant Rubiko kubą. Jeigu turite klausimų, palikti juos komentaruose, na ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.